Labas visiems, čia Evaldas iš Evo Games ir šiandien pas mus vėl AMD ir AM5. Ir praeitą kartą užkibo ir tikrai nepaleisiu šitos žuvytės, nes tai yra X3D procesorius. 9800 X3D. Ir jūs dabar tas turėtumėt sakyti, tai praeitą kartą tu 9950 X3D turėjai, o dabar tas turi 9800. Tai ką tu nori pasakyti? Važiuojam žemyn nuo kalno? Tikrai ne. Aš pasistengsiu paaiškinti, kuo šis pasirinkimas yra neprastesnis už praeitą kartą buvusi ir kodėl galbūt jums reiktų rinkti šį, o ne aną procesorių. Taip kad važiuojam. Ir kas pas mus šiandien ant stalo? Pas mus ant stalo, pavadinkim, mano naujestis test benchas. Patys žinot, ką tai reiškia. Tai yra dėl to, kad paskutiniu metu, turbūt nuo 2022 ar 2023 visur aplinkui mane supo 5950X, kurie yra labai geri procesoriai. Ir šiai dienai tai yra labai puikus procesorius ir labai gerai atlieka savo darbą. Deja, kas liečia žaidimų testavimą, ypač šiuolaikiškų žaidimų arba, sakykime, vaizdo plokščių testavimą, rezultatai būna šiek tiek iškreipti, kad nepaisant to, kad Ryzen 9 5950X vis dar sugeba multithreado atlikti daug operacijų ir pakankamai greitai, žaidimuose, kur liečia vieno threado performance, tai būna šiokių tokių, vadinkim, kartais net iki 30% mažiau kadrų per sekundę ir atlikus vaizdo plokščių testus ir norint pasižiūrėti pasaulinę duomenų bazę, paaiškėja, kad turim realybės netitinkačius skaičius. Ir šis procesorius turėtų būti vadinamas geriausias žaidimam skirtas procesorius, netgi už savo kainą gal net galėčiau pridėti. Kodėl taip yra? AMD jau daug metų naudoja vadinamus chiplet technologijas, kai Intelis naudoja Tile, tai Tile vadintume plytelių technologiją, skaudi tema. AMD naudoja chipletus, nežinau kaip tai vadinasi, bet tai vadintume kaip mažyčiai procesoriaus elementai su kažkiek branduolių sulipdyti bendrą sistemą. Ir jie šią technologiją pradėjo eksperimentuoti, man atrodo, dar labai senai, dar buldozerio laikais, bet viskas išvažiavo į priekį su Ryzen technika. Ir jeigu jūs turite, sakykime, 12 branduolių procesorių, tai iš esmės jūs viduje gyvena 2 po 6 branduolius chipletai, sujungti per vieną bendrą memory kontrolerį, atminties valdiklį, bendrą cache, bendrą input-output sistemą. Jeigu turite 16 branduolių Ryzen 9, tai yra 8 ir 8 branduolių chipletai sujungti. Ir jeigu jūs turite šį Ryzen 7, kuris yra tik 8 branduolių, jis turi vieną 8 branduolių chipletą. Dabar kaip ir viskas atrodytų gerai, jeigu kalbame apie paprastus X procesorius, bet mes kalbame apie X3D. Ir dabar atsiranda tokia situacija, kad X3D procesoriuje vienas chipletas, gal sugeneruosim vieną kitą kokią vizualizaciją, gal būtų lengviau suprasti. Vienas chipletas turi 3D cache, kuris yra labai greitas, jo yra pakankamai daug ir žaidimam laikinai pasidėti iš atminties informaciją prieš apdorojant procesorių, tas 3D cache'as yra nepaprastai svarbus ir labai, labai aktualus. Jeigu jūs turite Ryzen 9, jūs turite 2 chipletus, iš kurių tik vienas turi 3D cache'ą. Gaunasi taip, kad jeigu žaidžiate su šiuo procesorium, kuris turi tik vieną chipletą, jūs nesvarbu, ką bedarysite, jūs visą laiką naudojate 3D cache'ą. Jeigu jūs turite Ryzen 9, tai tik vienas chipletas su 8 branduoliais turės tą 3D cache'ą ir jūs tada esate priklausomi nuo programinės įrangos, nuo chipseto driverių ir nuo to priklauso, ar žaidimas pasileis būtent iš to procesoriaus dalies, iš kurios reikia. O dabar kur jisai gyvens? Čia matote truputėlį
oranžinės spalvos, savaime aišku gigabito. Pradėkime nuo sisteminės plokštės, kad mūsų test bencho rezultatai būtų efektyvesni. Stengiamės, kaip čia, neišlaidauti ten, kur nereikia, nes kiekvienas papildomas komponentas, kaip sakykime, 10 gigabitų tinklas, galbūt stipresnis kontroleris, Thunderboltas, jie visi naudoja PCI Expresso magistralės ir šiais laikais su jom yra ganėtinai skurdu. Tai yra gaming sisteminė plokštė X870 Gaming X Wi-Fi 7. Atrodo ganėtinai kukliai, bus proga pabandyti naują vaizdo plokštės atrakinimo, nežinau, mechanizmą, kuris mano nuomonė yra visiškai nereikalingas, bet jau tiek to, jeigu įdėjo. Vidui gyvena visur Quick Connectai padaryti, tai čia neklysiu PCI Express 5, čia liktai 4, čia regis 3, kuris yra sujungtas su paskutinėm jungtim. Įprasta šiuolaikiniai dalykai, daug jungčių, bet ne visos išnaudojamos. Wi-Fi 7, paprastas garsas. Garso aš asmeniškai niekada nenaudoju integruoto, tam reikalui turiu Creative Sound Blasters. Type-C 2 USB 4, abudu turi DisplayPort išvesti. Čia buvo vienas iš reikalavimų, kodėl, nes visi AM5 procesoriai turi integruotą vaizdą. Ir kaip pavyzdys, jeigu turite namie, sakykime, Asus Creativity monitorių, tie mažyčiai, žinot, kur galite netgi su pieštuku rašyti, jie įprastai vaizdą paduoda per Type-C ir tuo pačiu elektrą paduoda per Type-C. Tai naudojant AMD integruotą procesorių galima būtent vaizdą perduoti per šitas jungtis ir tuo pačiu vis dar turėti dedikuotą vaizdo plokštę, kuri atiduos vaizdą į jūsų pagrindinį monitorių. Tai VRM fazė, sustiprinti tie, kaip jie, PCI Express elementai. Galvoju, čia yra kas nors įdomesnio. Reset ir poveris. Reset ir poveris yra, tai test bench'ų labai puikiai tiks. Tai kaip ir RGB elementų labai nedaug. Čia jums ne Aorus Master. Tai kaip čia grįžtam prie ištakų. Suderinama atmintis bus Kingston 6000. Dabar reiktų sakyti nebe megahertzų, o megatransferių per sekundę, nes vadinti 6000 megahertzų tai yra neteisybė, nes iš tiesų megahertzų yra gerokai mažiau, bet apie tai gal kitą kartą papasakosiu. Ir timingai yra 30, 36, 36, tai turbūt iš Kingstono su RGB serija turbūt patys kiečiausi timingai, kokius aš radau. Tai CL30 yra labai jau riebu ir tai yra 2 po 32 GB ir palaiko irgi, kaip tik ieškojau, kad būtų suderinama. Kadangi tai bus test bench'as ir tikrinsime vaizdo plokštės, tai kad būtų suderinama su AMD Expo. Žinoma, AMD procesorių pagrindinės plokštės puikiai pažįsta Intel XMP ir tai beveik yra tas pats, bet kai yra uždėta AMD Expo, o kaina yra ta pati, tu esi įsitikinęs, kad tau įjungus ryte test bench'ą visi BIOSai nebus nusiresetinę dėl to, kad kažkas atminčiai nepatiko. Maitinimo blokui šitą daiktą jau matėte, tai yra 1 kilovato Aorus Platinum. Per kiek čia 2 mėnesius naudojimo nepavedė, veikia puikiai, dirba gerai, kilovato pilnai užtektų ir tokiam procesoriui ir tikriausiai, žinau, 50-80 tikrai turėtų užtekti. Taip kad būsim pasiruošę, kam tik tai reikia. Aušinimui irgi tikriausiai matė jau esat WaterForce X2360 ir ne dėl to, kad jisai turi besikeičiantį LED ekraną. LED ekranas yra ne esmė. Esmė yra tame, kad WaterForce X2, netgi nežinau kaip pavadinti, WaterForce X ir tada 2 ar WaterForce X. Aš jau pradedu pats maišytis. Žodžiu, vienas su LCD ekranu, kitas be LCD ekranu.
bet aušinant tą patį procesorių, paklaida aušinime būna maždaug apie tarp 4 ir 7 laipsnių. Tai susidariau įvaizdį, kad šis kažką daro kitaip. Man toks vaizdas, kad jo radiatorius yra šiek tiek storesnis. Gal tai padeda išlyginti tą tokį, kaip čia, padeda gal šiek tiek įsiveržti į priekį. Na, o korpuso nedėsiu, esat jau girdėję C400, tai tas keistas korpusas, kur priekyje dedasi maitinimo blokas, o apačioje turite 3 aušintuvus. Čia tas, kur man su RGB labai sunkiai sekėsi susitvarkyti. Dabar klausimas, kodėl tas korpusas, o ne kažkas gudresnio. Dėl to, kad atliekant test benchą, kaip čia pavadinus, Open Air test benchą turint, problema išlieka ta, kad aušinimas yra visiškai padrikas, nekontroliuojamas. Ir, sakykime, teigti, kad vaizdo plokštė įkaista, sakykime, tarkim, iki 65 laipsnių tokioje aplinkoje ir jinai įkais iki 65 laipsnių uždaroje aplinkoje, tai kaip ir būtų netiesa. Vis dėlto geriau turėti korpusą su uždara aplinka. O tas korpusas, jisai padės apeiti kažkokias potencialias korpuse esančias aušinimo problemas. Kitaip tariant, vaizdo plokštė gaus šviežią orą tiesiai iš korpuso apačios, bet tas šviežias oras bus vis dar įtakojamas tokių dalykų, rasite kiekvienam korpuse, kaip filtrai, perforacija, skylių tankis ir panašiai. Todėl tai kaip ir bus aušinimas jūsų vaizdo plokštėje, bet aušinimas toks, kokį turėtumėt gauti įprastom sąlygom. Tai va, taip atrodys mūsų test benchas, dabar galbūt reiktų jį susirinkti ir praleisti vieną kitą testą. Ir surinkimas baigtas. Vėl ne visiškai pavyko nufilmuoti, tiesą sakant, net nelabai stengiausi visiškai nufilmuoti viso surinkimo, nes procesas yra ilgas. Ir kaip ir praeitą kartą, šis korpusas turi savo minusų, savo trūkumų. Ir tada jūs savęs turėtumėt paklausti, tikriausiai jau klausėt, o kodėl aš jį antrą kartą renkuosi, jeigu jisai turi minusų? Man šitam korpuse kas patiko, tai kad iš apačios, kadangi aš korpusus dedu ant stalo, iš apačios pučiamas šviežias vėjas tiesiai vaizdo plokštei, mano darbiniam bilde, parodė, kad gali sumažinti apie 12 laipsnių jūsų vaizdo plokštės temperatūrą. Piko metu maksimalę. 12 laipsnių. Įsivaizduojat, kaip daug turi iš apačios tiesioginė ventiliacija jūsų vaizdo plokštei. Ir taip šitas korpusas turi krūvą minusų, savotiškai prastą cable managementą, daug trūkumų iš pačio, sakykime, išpakavus, galbūt varžtai kažkur nesulenda, galbūt priekis nesilaiko, teks pasikeisti fiksatorius. Bet va tai, kad iš apačios tiesiai ventiliacija vaizdo plokštėje pučia, procesoriaus tai neįtakoja, bet vaizdo plokštė labai gerai. Ir dėl to aš grįžau prie šio korpuso ir jau turiu 2 tokius. Gal kada nors iš 2 reikės montuoti vieną, kai jie sulūš, pažiūrėsim. Tai sisteminė plokštė iš bėdos, ne pati geriausia, bet 870 chipseto, kas reiškia, jog daugiausiai PCI leinų, maksimaliausias bandwidthas, geriausiai suportinama DDR5 atmintis šiai dienai. Tai, bet pati komplektacija yra principė gaming, ne oras, nieko ten tokio
super ypatingo. Tai buildas taip ir gaunasi. Kilovatinis power supply'us, viskas kaip ir tinka. Dabar grįžtam prie temos, kadangi jau pasiguodžiau, grįžtam prie temos dėl procesoriaus. Tai pirmas klausimas, kurį pabandysiu atsakyti ir kurį jau pačiu pradžiu minėjau, kadangi yra Ryzen 9 9950X3D, pas mus yra 9800X3D. Ir tai yra labai panašus procesoriai, nes tiek vienas turi 8 branduolius X3D atminties, tiek kitas turi tik 8 branduolius iš 16 X3D atminties. Ir galutiniam rezultate, kadangi Ryzen 9 yra beprotiškai brangus ir labai komplikuotas ir jūs turite tik pusę branduolių su X3D, kas liečia žaidimus, iškyla šiokių tokių problemų, kaip sistemai atpažinti, kad tai yra žaidimas ir paleisti jį tik ant X3D branduolių. Dėl to atsiranda AMD chipseto driveriai, juos reikia laiku atsinaujinti, AMD sąveikauja su Windows, Xbox game baru, pagal kurį bando suprasti, ar tai yra žaidimas ar ne žaidimas paleistas. Ir tik tuo atveju paleidžia jūsų žaidimą ant X3D branduolių Ryzen 9. Bet jeigu jūs, pavyzdžiui, esate iš principo žmogus, kuris naudoja Linuxą, tai ką jums daryti aš neįsivaizduoju, nes ten Xbox game baro nebus, AMD chipseto driveriai, jie nebus tokie nauji ir taip dažnai atnaujinami. Tai šitoj vietoj jūsų procesas tiesiog skraidys tarp X3D ir ne X3D branduolių. Aš net nesu tikras, ar procesui pakeitus, peršokus į ne X3D branduolių sistemą, jūsų žaidimas nepakibs. Tai turint omeny, kiek daug komplikacijų ir kaip brangiai kainuoja tas procesorius, jeigu jūs esate namų vartotojas, užkietėjęs gameris, mano nuomonė, imkite Ryzen 7, jeigu norite X3D. Ryzen 7 9800X3D yra nugalėtojas jūsų žaidimam, jūsų namam ir galų gale vieną kitą centą sutaupysite ant elektros sąnaudų. Jeigu esate kažkoks, turinio editorius arba šiaip techninis žmogus, kuris gali su šitom problemom jas įsispręsti, sakykime, yra galimybė, jeigu jūs norite žaisti šiandien žaidimus, einate į BIOS'ą ir BIOS'e išjungiate ne 3D chipletą. Tokiu būdu jūsų Ryzen 9 patampa Ryzen 7, nes pusę branduolių išjungiate, bet jūs be problemų galite tą vakarą žaisti savo 3D žaidimus su 3D cache maksimaliu performansu ir kai baigsite jau savo žaidimų sesiją, grįžti į BIOS'ą ir įjungti atgal tos branduolius. Jeigu jūs esate techninis žmogus ir nebijote arba mėgstate kartais pasinervinti arba paprakaituoti ir norite turėti šiai dienai galingiausią desktopinį procesorių pasaulyje, prašau, Ryzen 9 9950X3D yra desktopų procesorių karalius šiai dienai ir galite jį naudoti. Bet jeigu jūs skaitote save namų vartotojų, žaidėjų, palikite tos pinigus kažkam kitam. Galų galia vaizdo plokštės brangiai kainuoja. Likite prie Ryzen 7. Dabar kas liečia benchmarkus, kaip pavyzdys, po jų keliausime prie naujo pastebėjimo. Vyris tikriausiai mes lentelę kaip praeitą kartą. Jeigu pastebėsite, kad vieno branduolio Cinebench 23 testuose, vienam branduolio maksimaliuose rezultatuose, šis procesorius šiek tiek apie, dabar čia iš akies pabandysiu paskaičiuoti, apie 5% vieno branduolio rezultatuose atsiliko. Ir aš kelis kartus leidau testą, vis tiek tie 5% egzistavo. Ir dabar sunku pasakyti kodėl, nes tai yra labai panašus, vieno branduolio turėtų būti labai panašus rezultatas. Aš įtariu, kad čia gal turi kažką bendro su tuo, kad šita sisteminė plokštė pas mane atkeliavo su Precision Boost Overdrive išjungto. Aš nežinau, čia ar Acer'o fiasko turėjo kažkokį tai rezultatą šitam dalykui, bet gigabitas jį BIOS'uose buvo išjungęs. Ir kadangi mūsų testų logika yra principė naudoti defaultinius nustatymus, tai yra tai, ką vartotojas gautų, be papildomų overclockinimų ir panašiai, tai galbūt tas turėjo šiokios tokios įtakos
tiem 5%. Bet principai vieno branduolio maksimalus rezultatas yra panašus tiek pas 9950X3D, ne 3X3D ir 9800X3D. Dabar multithreado teste rezultatas buvo, kaip ir tikėtasi, beveik 2 kartus prasčiau, beveik. Tai nėra visiškai, bet, sakykime, beveik 2 kartus prasčiau, nes mes lyginome 8 branduolius su 16 branduolių. Tai savaime suprantama, kad tos pačios kartos, panašaus dažnio, panašios architektūros procesorius, turintis dvigubai mažiau branduolių, turės ir dvigubai mažesnį multithreadingo rezultatą. Tai yra labai labai priimtini skaičiai ir tą patį galime matyti ir Passmark CPU testuose. Deja, Passmark naudoja CPU testuose, ypatingai naudoja ir atminties testavimą. Tai jeigu pastebėsite, kad Passmark'e šitas procesorius nėra 2 kartus lėtesnis negu Ryzen 9. Tai gali įtakoti ir tą dalyką, kad prisideda atminties testai, vieno branduolio testai ir panašiai. Tai žiūrint iš bendros perspektyvos, jisai nėra visiškai 2 kartus lėtesnis. Bet multithreading'e, tai įsivaizduokit, jeigu kažką renderinsite video, tai multithreading'e tai jisai bus 2 kartus lėtesnis už Ryzen 9. Bet žaidimuose jisai bus toks pats ar geresnis už mažesnę kainą. Ir dabar, kadangi matote testus, jūs savęs paklausite, ką čia tas Ryzen 5950 šalia veikia. Ir va čia buvo neplanuotas rezultatas, apie jį kalbėti aš neketinau, bet kadangi savo test bench'ą keičiu iš 5950 į 9800X3D, man buvo labai įdomu, ką aš prarasiu. Kad žaidimuose šis procesorius bus geresnis, aš iš karto šitą žinojau, čia net klausimo neturėtų kilti. Bet ką aš prarasiu, sakykime, multimedijai. Nežinau, Adobe Premiere, Adobe Photoshop, Handbrake, sakykime, video renderinime. Man buvo įdomu, kokie bus nuostoliai. Ir mano nuostabai, aš prarandu tik 7%. Tai tarp 2 ir 4% yra ta vadinama error of margin, tai verstusi paklaida lietuviškai turbūt. Tai, o 7% tai jau parodo, kad bendram rezultate prarandu apie 7%. Tai įsivaizduokit, skirtumas 9 kartą ir 5 kartą. Tai yra 5, tai yra 6 kartos nebuvo, 7 kartą, 8 kartą mes ją turėtume ištrinti iš istorijos ir 9 kartą. Tai yra 2 kartos, 2 tikros AMD kartos, 2 kartų paklaida ir 4 maždaug metų skirtumas, o 8 branduolių procesorius pasyvėja 2 kartom atsiliekant iš 16 branduolių procesorių. Tai jūs įsivaizduojat, kaip smarkiai pažengė tas vadinamas IPC, instrukcijų per dažnį, va taip gal verstusi. Kaip pasikeitė, kaip AMD per 4 metus patobulėjo, kai žmogus turėdamas 5000 procesorių su 16 branduolių, jisai turi tokį patį sumoj performansą, kai negu žmogus turintis dabartinį procesorių 8 branduolių. Tai va, mes kalbam apie progresą, mes vis pajuokaujam, kad to progreso yra nepakankamai, bet kai pamatai tokius skaičius ir visa tai vyko tik per 4 metus, kai pamatai tokius skaičius, tu supranti, kad tas progresas vyksta. Ir jisai vyksta kiekvieną dieną, su kiekviena karta, aš nežinau kaip su Inteliu šiuo metu sekasi, bet AMD progresas vyksta, tik tai mes jo nepastebim. Lygiai tas pats ir apie vaizdo plokštės, jisai vyksta, tik tai mes jo nepastebim, mes tikriausiai tikimės kažko daugiau, kažko labiau pompastiško. Bet aš, reiškiasi, neprašoviau, aš tikėjausi, kad procesorius žaidimuose bus geresnis, nes, kaip matote, single core Cinebench nuo 1600 iki 2000, tai čia maždaug apie 30% paklaida. Reiškia, šitas procesorius vieno branduolio performance yra 30% geresnis už 5950, bet sumoj jisai pasyvėja 5950. Čia kažkas tokio, į ką vertėtų jums pagalvoti. Jeigu, sakykime, sugeda jūsų sistema ir turite kažkokį tai 16 branduolių, nežinau, Ryzen 3 9950 ir jums dabar aktualu yra žaisti šiuolaikinius žaidimus, tai naujesnės kartos imdami mažiau branduolių turinti procesorių tikriausiai neprašausite.
Taip, mano būtų toks verdiktas, visų pirma, kad 2 kartos labai daug reiškia ir į 5000 vartotojams turbūt jau galima būtų sakyti, kad laikas upgrade'ui į 9000. Laukti 10 000 galima, jeigu toks bus, bet kaip ir jau laikas galbūt būtų upgrade'ui. 3000 tai turbūt labai laikas yra upgrade'ui. Ar verta imti 5950X3D? Tikrai ne, kaina milžiniška, komplikacijų labai daug, performances yra žaidimuose klaustinas. Aš sakyčiau, reiktų tituluoti taip, 9950X3D desktopo karalius, 9800X3D gamingo karalius. Va taip turėčiau vertinti. Na, o Intelis šiuo metu lėkštės plauna, tai palauksim kitos kartos dar kartą. Žaidimų testai. Žaidimų testus bus, tikrai pažadu, žaidimų testai bus. Visus tuos pačius žaidimus, kuriuos testavome su 9070XT vaizdo plokšte praeitam video. Tuos pačius žaidimus palyginsime, kaip jie atrodo įstačius šį procesorių ir galėsite pamatyti procentaliai, kaip pasikeitė žaidimo rezultatas vien dėl procesorius. Bet tą paliksim kitam video, nes jaučiu, kad jau užsišnekėjau per daug ir Viliui teks labai daug ką karpyti, tai, bet jis tą puikiai daro, jis net nepastebi. Ir šitam video yra kai kas paslėpta šitam korpuse, jeigu labai gerai apžiūrėjote viską, turėtumėt pastebėti, kad čia yra kai kas, kažką aš esu anonsavęs anksčiau, kai darėm video, sakiau, kad darysim, kai pavyks gauti. Ir jį gavau ir šitam korpuse jisai jau yra. Tai tie, kas pastabus, galit pasireikšti, pagirsim. Ir šiam kartui tiek, penktadienis vežuosi jį namo ir visą savaitgalį jis leis testus. Tikiuosi atlaikys. Ate.